Tai aš trumpai prisistatysiu, esu Rasa Lakytė, šiuo metu studijuoju 3 kurse kineziterapiją Vilniaus kolegijoje ir jau daug metų laipioju, kokiu nors gal 14. Bet šiaip atėjau laipiojimą vėlai, negaliu pasigirti kažkokiais ypatingais ten pasiekimais, bet laipiojimą labai mėgstu. Lipu visur, ir salėje, ir ant uolų, ir boulderį, ir lydą, ir varžybose dalyvauju, nes labai man smagu. Ir jau kuris laikas domėjausi judesių mokslu. O kai stojau į kineziterapiją, tai ir specifiškai laipiotojų traumom ir specifiškai laipiotojų poreikius orientuota reabilitacija. Ko dabar tikėtis ir ko nesitikėti iš mūsų susitikimų? Jeigu jau žmogus turi traumą, skausmą, būseną ar dar kažką, tai yra tiriama individualiai. Ir tada krūvis, pratimai, priemonės yra jam parenkamos individualiai. Todėl mes čia individualių situacijų nespręsim, nes netoks formatas. Tačiau nepaisant to yra labai daug bendrų dalykų, bendrų principų, kuriuos tiesiog pravartu visiems žinoti, nes tada tu gali geriausiai galimai apsisaugoti nuo traumų arba greičiausių, palankiausių būdų pasveikti ir sugyti. Tai aš ir norėčiau kalbėti apie tuos bendruosius dalykus. Taigi, kai jau Laipiojimo federacija paskelbė bendruomenių konkursą, tai aš pagalvojau, kodėlgi ne. Ir sudalyvavau jame. Federacija apmokėjo onlininį kursą laipiotojų reabilitacijos, o aš įsipareigojau pravesti mokymus bendruomeniai. Tai dabar remdamasi tų kursų medžiagą, kurios paruošė Jared Veigi, galbūt geriau žinomas kaip Climbing Doctor, gal ir žinote, nes ir YouTube'e jo daug medžiagos yra, ir puslapis yra. Taip pat rėmiausi Stian Christophersen, kuris parašė seriją knygų Climbing Bible ir viena iš jų yra skirta irgi būtent traumom ir reabilitacijai. Arba Tyler Nelson, Adam Meakins, tokie čia reabilitacijos pasaulio guru, kurie patys dauguma iš jų yra ir treneriai, ir kineziterapeutai. Tai vat jų medžiaga ir remsiuosi šitame pristatyme. Truputėlį apie struktūrą mūsų užsiėmimų. Tai yra tęstiniai susitikimai, kurie tarsi pratęsia vienas kito temą ir jie sudalyti iš tokios teorinės ir praktinės dalies. Tai šiandien mes kalbėsime apie traumų priežastis, apie ūmes ir perkrovos traumas, apie uždegimą ir degeneracinius pokyčius ir taip pat tą protokolą, koks yra geriausiai taikomas prie esant atsitikus traumai. Tai šiandienos bus užsiėmimas labiau apie tai, ką daryti, kai trauma atsitinka. Kitas susitikimas bus labiau apie tai, ką daryti, kad trauma neatsitiktų. O praktinėje dalyje padarysime apšilimą kartu, kokį 15 minučių, 10 minučių ant sienos apšilat ir paskui jūs susiskirstysit poromis. Vienas lipa sunkias trasas, kitas jį filmuoja ir taip pakaitomis apie valandą. Ir galiausiai mes vėl visi kartu čia susirinksim. Aš išdalinsiu jums tokius klausimynus, nes jūs su ta filmuota medžiaga dirbsite ir užsipildysite tą klausimyną. Ten, ką mes bandysime pamatyti, tai kažkokius pasikartojančius judesius, šabloniškus judesius, bandysime juos išgaudyti. Ir pirmiausia, tai reikėtų sąžiningai pripažinti, kad jokia traumų prevencija nesuteikia 100% apsaugos nuo traumų. Ir mes galime pasistengti geriausiai kažką padaryti ir galime pasižiūrėti, tai ką mes čia galim kontroliuoti, o ko negalim. Tai kokios yra traumų priežastis? Čia nepretenduoja išsame analizę, bet čia yra sumesti tokie faktoriai, kurie turi labai didelę įtaką tam, kad atsitinka traumos. Tai pavyzdžiui, aš pirmą paimu saugumą. Jūs, kai pirmą kartą atėjote į salę, tikriausiai visi buvo supažindinti su saugumo taisyklėm, kad negalima ten sėdėti po lipančiais trasą, vaikščioti po lipančiais trasą, ėjot prie aukštos sienos, turėjot išmokti įsisekti automatinę saugą, lipot kartu, turėjot išmokti naudoti saugojimo įtaisų, įsirišt mazgą, ten važiavot prie uolų, dar papildomai dalykų reikėjo išmokti. Ir šitie dalykai, jie ne tik yra traumų prevencija, jie tiesą pasakius gyvybę saugo. Ir tai yra visiškai mūsų atsakomybė, visiškai mūsų kontroliuojamas sritis, nes mes tiesiog privalome šitą žinias kaupti, mokytis, jeigu kažkas neaišku, klausti ir visą laiką jas atsinaujinti. Bet nepaisant to saugumo, šalia yra įdėti ir nelaimingi atsitikimai. Dėl to, kad kartais vis dėlto net ir viską daug žinant ir paisant, kažkoks išsiblaškymas, dėmesio praradimas, atsitinka nelaimė. Galų gale jūs galite paprasčiausiai eiti laipiojimo salėje ir paslysti ant ledo, akmuo ant galvos nukrinta. Žodžiu, yra tokie likimo dalykai, kurių turbūt
ne visada kontroliuojam. Ar ne? Vienas iš didžiausių burbulų yra skirtas krūviams, kadangi nesubalansuoti krūviai ir nepakankamas poilsis yra bene pagrindinės perkrovos traumų priežastis. Čia atrodytų, kad yra tokia sritis, kurią mes patys valdome, bet ten yra nemažai niuansų, kaip suprasti tos krūvius. Ir kadangi tai yra labai svarbu, tai kito užsiėmimo metu būtent krūvio valdymui bus skirta labai daug dėmesio. Dabar ir mityba, bet tiksliau sakant ne mityba, o nepakankama arba nesubalansuota mityba ir nuovargis, jie gali veikti dvejopai. Gali būti toksai vienkartinis dalykas. Jūs atėjot į treniruotę nepavalgęs, ar buvo labai užimta diena, atėjot pervargęs. Tai kas tada bus tokio trumpalaikio? Tai tikėtina, kad nebus energijos. Ir greičiausiai nukentės jūsų kognityvinės funkcijos. Ta prasme, bus sunku susikaupti, suprastės koncentracija, sulėtės reakcija ir galbūt kažkokie neadekvatūs sprendimai, neoptimalūs. Ir tai padidina nelaimingo atsitikimo riziką. Bet jeigu taip atsitinka, kad nepakankama mityba tęsiasi ilgesnį laiką, pavyzdžiui, jūs nusprendėte dėl kažkokių tai priežasčių laikytis dietos, bet ir tuo pačiu intensyviai treniruojatės, gal net paėmėt kažkokią naują programą treniruočių ar turite tikslų treniruotinių. Trūkstant maisto medžiagų, sutrinka baltymų sintezė, pavyzdžiui. Gali jūsų raumenys nebeatsistatyti tinkamai po treniruotės, net ir suteikiant jiem pakankamai poilsio. Gali trūkti mineralinių medžiagų, vitaminų, pavyzdžiui, vitamino D ar kalcio trūkumas gali įtakoti net kaulų sveikatą. Lygiai taip pat yra, jeigu yra chroniškas nuovargis, pavyzdžiui, nemiga chroniška, ar ne? Tarkim, gimė vaikas, namuose yra mažas vaikas, arba, nežinau, ginatės disertaciją, rašot magistrinį darbą ir neišsimiegate daugelį naktų iš eilės, tai tada irgi pokyčiai vyksta jau fiziologiniam organizmo lygmenyje, nes sutrinka hormonų išsiskyrimas, sutrinka augimo faktoriaus išsiskyrimas ir dabar jau gali būti pažeisti jūsų audiniai. Ir ta pažaida atveda prie tokio dalyko, pavyzdžiui, jūs atėjote į treniruotę ir ten tas paskutinis lašas atsitinka. Kažkoks judesys, kažkoks dalykas, kuris sveikam pavalgiusiam žmogui nesukeltų jokių problemų, čia jau gali išprovokuoti traumą. Todėl savo tą nuovargį ar poilsį ir mitybą visada reikia turėti omeny. Į mitybą, aišku, įtraukiu ir pakankamą vandens suvartojimą taip pat. Genetika. Su genetika yra taip, kad, tarkime, mūsų jungiamajame audinyje genetiškai yra skirtingas elastino ir kolageno santykis ir tai gali įtakoti polinkį tam tikras ligas arba traumas. Mes to visiškai nekontroliuojam, dėl to visiškai neįdomu. Ir judesiai yra keletas aspektų. Viena vertus yra taip vadinami taisyklingi ir netaisyklingi judesiai ir taisyklingos ir netaisyklingos pozicijos, pozos. Tiek sporto, tiek reabilitacijos pasaulyje čia beveik religiniai karai vyksta, nes yra specialistų, kurie radikaliai laikosi nuomonės, kad pratimai turi būti atliekami labai taisyklingai, kad yra labai svarbu ta taisyklinga laikysena. Ir čia klasikiniai pavyzdžiai, tai galėtų būti, pavyzdžiui, deadliftas, kur būtinai turi būti neutrali nugara, arba pritupimas, kai keliai negali išeiti virš pirštų. Nes jeigu tu darysi netaisyklingai pratimą, tai susižalosi. Yra kiti specialistai, kurie teigia lygiai priešingai, kad jeigu žmogaus kūnas geba atlikti judesį, tai jis tą judesį ir turi atlikinėti. Ir pavyzdžiui, Adamas Mikinsas tiek pats taip treniruojasi, tiek savo klientam patarė kartais daryti sesiją deadliftų susikūprinta nugara, kad būtent raumenys gautų krūvį ištemptoj pozicijoje. Ir jų argumentacija yra tokia, kad jeigu tu treniruoji kūną tik tai tam tikrom pozicijom, tai tik jomis ir bus stiprus. Jeigu tu jį treniruoji labai plačiai ir įvairiai, jisai tampa atsparesnis. O gyvenime dalykai nutinka netikėtai. Tu ten griūni, slysti, už kažko griebiesi, atsiremi ir tada tas kūnas, kuris yra neparuoštas, jisai gali būti lengviau sužalojamas negu kito atveju. Tai čia tikriausiai kaip visur yra kažkoks tai aukso vidurys, nes nėra taip, kad ta pozicija visai nesvarbu. Vien dėl jūsų tikslo, pavyzdžiui, pritupimą arba įtupstą galima daryti taip, kad dirbtų keturgalvis, galima taip daryti, kad dirbtų sėdmenys daugiau. Tai koks mūsų tikslas? Jeigu ten aš po kokių raiščių operacijos man reikia stiprinti keturgalvį, tai gal aš ir norėsiu labiau akcentuoti keturgalvį. Jeigu aš tokio tikslo neturiu, tai aišku, man yra geriau dirbti įvairiai. Bet kaip ten bebūtų, visi tikrai sutarė dėl vieno dalyko, kad
tos priverstinės pozicijos, pozos, kuriuose užsibūni labai ilgą laiką, arba pasikartojantis judesiai. Tai jie yra visada perkrovos traumų priežastis. Kokią jūs ten tą perkrovos traumą bepaimsite, tenai visada bus ta priežastis. Ir profesinių ligų priežastis taip pat irgi. Mes matome, kad vis dėlto didžiajai daliai mes galim daryti įtaką, jas kažkiek tai kontroliuoti ir valdyti. O pačios traumos skirstomos į tokias kaip dvi didelės grupės, tai yra perkrovos traumos, kur sumuojasi kažkokie krūviai ir pažeidimai, ir ūmios traumos. Su ūmiom traumom yra kaip ir viskas labai aišku. Jos paprastai būna sukeltos konkretaus įvykio, kritimas, smūgis, kažkas. Jos turi labai aiškę pradžią. Paprastai mes visada žinom, ir jeigu tai yra didelė trauma, tokia kaip kad nukritot, lūžo kaulas, išniro sąnarys, tai yra akivaizdus skausmas, galimai matoma deformacija. Kartais būna tos ūmios traumos, bet jos netokios akivaizdžios. Pavyzdžiui, nukritot nuo bolderio, nikstelėjo koją, suskauda, paskui pajudinai, kaip ir nieko, gali atsistot ir lipi toliau. Ir tik tai grįžus namo, pavyzdžiui, vakare arba kitą rytą, jinai ištino, jau nebelabai lankstosi ir jau tu tada atbulinė tvarka supranti, kad tai čia tas įvykis buvo, čia buvo trauma. Taip tikrai yra, nes traumos pažeistose audiniuose vystosi uždegimas, o uždegimo pagrindiniai požymiai yra skausmas, patinimas, paraudimas, karštis toj vietoj ir funkcijos apribojimas. Tai labai svarbu suprasti, kad uždegimas nėra kažkoks tai baubas. Uždegimas yra natūrali organizmo reakcija, šiuo atveju trauma. Ir jinai yra skirta, kad būtų sustabdytas tolesnis pažeidimas toje vietoje, kad pažeidimo vieta būtų išvalyta ir būtų sudarytos sąlygos gijimui. Ir visi tie nemalonūs simptomai, jie yra prasmingi. Nes, pavyzdžiui, skausmas yra puikiausias stabdis. Jūs daugiau nebejudinsit, nedidinsit pažaidos toje vietoje. Tada tiek patinimas, tiek karštis, tiek paraudimas atsitinka dėl to, kad į pažeistą vietą priplūsta daug kraujo, atsiranda pralaidumas audiniuose, kad galėtų skysčiai išeiti, nes į tą vietą turi atkeliauti pirmiausiai imuniniai kūneliai, kurie ten sudoros virusus, bakterijas, jeigu tokių atsirado. Jeigu tokių nėra, tai tie patys imuniniai kūneliai, makrofagai suvalgo žuvusias traumos metu ląsteles ir išvalo tą vietą. Į išvalytą vietą jau gali atkeliauti augimo faktoriai, kurie skatins naujų ląstelių augimą tam, kad formuotųsi audinys, kuris užpildys pažeistą vietą. Ir aišku, jam reikia maitinimo, maisto medžiagų, deguonies daugiau, dėl to ten ta vieta tikrai bus patinusi, priplūdė daugiau kraujo. Uždegimas kartais tampa nekontroliuojamas, labai didelis. Ir tada jau pats uždegimas aplinkiniuose audiniuose vykdo antrinį pažeidimą. Tai tikriausiai čia visi dar prisimena tą pavyzdį su COVID, kai buvo, kai žmonės realiai mirė ne nuo viruso, o nuo labai audringos organizmo reakcijos į virusą. Kitais atvejais uždegimas gali tapti neproduktyvus, pereiti į lėtinį ir jisai nebesibaigia pasveikimu dėl tam tikrų priežasčių. Tada jau uždegimas laikomas kaip liga pats savaime ir yra gydomas. Bet dažniausiai, ypač ten lengvų ar vidutiniškų traumų atveju, dažniausiai jis mums yra naudingas ir yra būtina gijimo sąlyga. Ir būtent dėl to, kad buvo suprastas tas visas ir vertintas uždegimo mechanizmas, keitėsi truputėlį ir protokolai, kaip elgiamas traumos atveju. Nes tas pirminis, klasikinis, kurį turbūt dar visi tikriausiai labai gerai žino ir gal net naudoja, RICE, Rest, Ice, Compress, Elevate, buvo kokiais 60 gal metais pradėtas naudoti ir dabar jis yra smarkiai kvestionuojamas, bet labiausiai užkliūna tie du pirmieji punktai, ypač tas pirmas Rest, kadangi jo dabar visiškai atsisakyta, kad toks visiškas poilsis nėra reikalingas, o kitas yra Ice, šaldymas. Šaldot po traumos, ar ne? Šaldot, tai ir gerai darot. Nes šaltis labai gerai malšina skausmą, bet vienu metu jam buvo suteikta labai daug tokių magiškų savybių, buvo šaldoma po treniruočių, kad raumenys atsigautų, jokių kitų naudų jis neturi. Jis mažina skausmą, tai jeigu skauda, naudokit jį, šaldykit, viskas yra labai gerai, bet greičiausiai jums to reikės tik tai pradžioje. Paskui nebereikia ir tiesą pasakius vėlesniu laikotarpiu, savaitei praėjus po traumos, kai jau nebėra tinimo, lygiai taip pat jūs galite naudoti ir šilumą, jeigu jums labiau patinka.
nes jokio skirtumo. Ir šiluma ir šaltis vienodai malšina skausmą, tik šiluma netiks iš karto po traumos, kadangi jinai paskatina kraujotaką, o jum tinimo daugiau nereikia. Ir dabar jau, taip sakant, pats paskutinis protokolas, kuris naudojamas reabilitacijai, yra Peace and Love. Taip, ir pirmoji dalis Peace yra taikoma iš karto po ūmios traumos. P yra Protect, tai yra apsauga, vengti to, kas galėtų pabloginti pažeistą vietą. Tai čia mums labai skausmas padeda, tiesiog nedarykit to, kas jums skaudina tą pažeistą vietą ir bus gerai. Ir šitas Protect pakeitė Rest, nes visiškas poilsis yra nebūtinas. Tai reiškia, jūs saugot pažeistą vietą, bet visa kita jūsų kūne yra naudotina. Tai prasme, jeigu jūs pasitempėt pirštą ar net ten nusitraukėt kažkokį raištį, tai jūs vis dar turit kojas, turit rankas ir jūs visą tai galite daryti ir tai yra naudinga daryti. Toks visiškas poilsis praktiškai nėra reikalingas. Prie čia būtų galima tik tai prisiminti tas tokias lengvesnės traumas, kai kyla abejonė, ten gal vertėtų elgtis konservatyviau, kai man kažkas atsitiko, trūktelėjau petį, suskaudo, bet paskui pajudinau, viskas gerai, gal aš toliau lipsiu, ten gal ir vertėtų. Ta dieną sustot labai sunku, bet tą dieną sustot, grįžt namo, pastebėti kaip vakare, kaip kitą rytą. Ir tada, jeigu neatsiranda tinimas, neatsiranda didesnis skausmas ir negalėjimas judinti, tai tada reiškia viskas tvarkoja, jūs einat ir tęsiat kitas treniruotės kaip įprasta. O jeigu vis dėlto paaiškėjo, kad čia yra kažkas rimčiau, tai jūs jau bent galite pasidžiaugti, kad tą dieną toliau nebežalojot savo tos pažeistos galūnės. Elevate, pakelti pažeistą galūnę aukščiau širdies lygio, kad sumažėtų tinimas, tai tas yra svarbu, nes pats tinimas, kadangi dirgina nervinės galūnėlės esančiose audiniuose, tai pats tinimas daro skausmą, tai pakelimas galūnės gali mažinti skausmą ir padeda nutekėti skysčiam. Kraujui, limfai padeda nutekėti iš tos pažeistos vietos, vadinasi, greičiau valosi. Ir ypač svarbu, kalbant apie kojų traumas, kadangi kojos ir taip yra toliau nuo širdies ir jas veikia gravitacija, ten viskas taip linkia kauptis. Tai kai jūs atsisėdat pailsėti, visada stenkitės pakelti galūnę, kol jinai tinsta. Dabar avoid, vengti nesteroidinių priešuždegiminių vaistų. Ir čia, kaip visada, viskas nėra taip paprasta. Jų vengti reikia dėl ko? Jie gerai malšina skausmą, bet jie mažina uždegimą, iš tikrųjų mažina. Ir tas mums nėra naudinga, nes yra padaryta tyrimų, kad vartojant priešuždegiminius vaistus, sugijusių audinių, ir struktūra, ir funkcija gali likti silpnesnė. Ir ypač tai taikoma kauliniam audiniui. Yra ir kita pusė, kad skausmo kentėti nereikia. Tai yra negerai, nes ten irgi vystosi savi mechanizmai, sensitizacija, kur nėra nieko gero. Ir kitas dalykas, negerai, jeigu skausmas jums trukdo atlikti judesį. Tarkim, kai yra daroma endoprotezavimo operacija, keičiamas sąnarys, tai iš karto po operacijos vos tik tai anestezija išsisklaido, reikia pradėti judinti tą galūnę. Ir dėl to jam duodami vaistai, nes kitaip skaudėtų ir žmogus negalėtų judinti. O ten gijimui reikalingas judinimas. Todėl, jeigu skauda, gerkit, bet tokia taisyklė, kad mažiausia veiksminga dozė, trumpiausia reikalinga laiką. Kompresinių priemonių naudojimas, jis irgi gali būti veiksmingas, gali mažinti tinimą ir suteikti stabilumo pažeistai galūnei. Ir, pavyzdžiui, kokiai čiurnai labai mėgstama naudoti, nes tikrai yra smagu ją įtverti su tuo kompresiniu įtvaru. Ir dabar yra educate, tai yra informacija. Susirinkti kiek galima daugiau informacijos. Tai čia yra taip, tai vienas, reikia tiesiog žinot bazinius dalykus, ką galima daryti, ko negalima, apie gyvenimo būdą, kas padeda sveikti, ten miegas, maistas ir taip toliau. Bet kitas dalykas yra tai, kad mūsų smegenys taip veikia, jog didžiausias skausmas yra nesuprastas skausmas. Jeigu jūs nežinot, dėl ko jums skauda, tada skauda daug labiau. Ta pat akimirka, kai tu išsiaiškini, man yra tas, tada yra kažkoks tai planas, galima daryti tą ir tą, jūs įgyjate ir žinių apie tą ateitį savo, ir kontrolę. Ir savijauta iš karto gerėja. Tai yra labai svarbu, jūs klauskite, o čia taip pat terapeutam irgi yra žinutė, kad reikia kalbėti, reikia su žmonėm daug kalbėti. O po praėjusiam periodui įsijungia antroji šito protokolo dalis. Kada praeina tas ūmus periodas? Čia jau labai priklauso nuo visko, nuo to, kuri vieta pažeista, nuo to, kokio dydžio trauma, nuo to, koks yra jūsų individualus organizmas. Tai gali nuo vienos dienos iki savaitės trukti, bet mes pamažu pereinam prie kitų dalykų.
Ir čia pirmiausia yra load, krūvis. Optimalaus krūvio parinkimas pažeistiems audiniams. Jis veikia mechanotransdukcijos principu. Tai yra toksai principas, kai ląstelė veikiant mechaninių impulsų, jinai duoda elektrocheminį atsaką. Tai yra į mechaninį krūvį jinai atsiliepia biologiškai. Ir šitas principas naudojamas visose treniruotėse, taip hipertrofuoja raumenis, taip veikia treniruotės, o reabilitacijoje mums kas yra svarbu, kad mes pažeidimo vietoj turime tokį randinį audinį, jis yra nespecifinis. Ten, pavyzdžiui, kolagenas yra 3 tipo, o ne 1 tipo, kaip normaliai yra sausgyslėse. Ir jo struktūra irgi, jis yra dėl to gležnas, jo struktūra yra bele kokia, ne tokia, kokios mums reikia. Ir duodami krūvį, pratimais, mes skatiname tą audinį prisitaikyti, kad jisai struktūriškai ir funkciškai taptų kuo panašesnis į sveiką audinį. Ir šitaip mes jį gydome. Tada yra labai įdomi dalis optimizmas. Čia taip atrodo, yra va čia kūnas, čia viskas yra pratimai, šitą mes suprantam, čia jau ta psichologija, tai jau čia kažkur. Bet čia yra žiauriai įdomi vieta, kadangi, tai aišku, po traumos ten tų neigiamų jausmų yra bele kiek. Yra frustracija, pyktis, nerimas, baimė, tu nežinai, kas bus, aš čia iškritau iš laipiojimo, aš čia gal 2 mėnesius negalėsiu lipti, labai blogai. Ir visi šitie jausmai, jie yra stresas. Ir jie jungia adrenalininę sistemą. Adrenalininė sistema didina uždegimą neuronuose ir didina mūsų skausmą. Tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas, tai mums tiesiog trukdo susikaupti į savo reabilitaciją, disciplinuotai tenai dirbti, daryti tai, ką iš tikrųjų mes turime daryti. Bet dar norėčiau apie tokius specifinius reiškinius pakalbėti, kaip pavyzdžiui sensitizacija. Tai yra toks neurologinis reiškinys. Pažeista vieta, skausmas, smegenys žiūri, kas čia yra grėsmė, reiškia, reikia saugoti tą vietą. Ir pamažu taip gali atsitikti, kad šitie sensoriniai signalai iš tos vietos, jie gauna pirmenybę. Nes smegenys tarsi žiūri per padidinimo stiklą į tą jūsų pažeistą vietą. Ir tada tie signalai ateina labai greitai, jiems suteikiama pirmenybė prieš kitus. Ir praeina kažkiek tai laiko, kelios dienos, jūsų audiniai sugyja, bet skausmas nepraeina. Nes iš ten labai aktyviai eina visi signalai sensoriniai. Ir tada mes, būtent atsargiai po truputį didindami krūvį, turime padėti smegenim tiesiog pamiršti, kad čia buvo tas pažeidimas, čia viskas tvarkoja, padėti jom pamiršti. Kitas reiškinys, labiau psichologinis, gali atsirasti, tai yra judesio baimė. Tai jūs susitraumavot, jums skaudėjo ir tada atsiranda baimė apkrauti tą galūnę, atsiranda baimė daryti judesį pilną amplitudę, nes jūs bijote, kad jums vėl skaudės, bijote, kad atsitiks antrą kartą trauma, jinai pasikartos, nebeturit pasitikėjimo, jūs nebetikit, kad jinai yra tokia pat tvirta kaip sveika, net ir tada, kai, tarkime, jinai sugijo. Ir dar vienas dalykas yra irgi, dėl ko kartais reabilitacija stringa, nevyksta taip gerai, kaip norėtųsi. Tai irgi nebūtinai dėl to, kad ten jums neparinko pačių geriausių pratimų, o tiesiog dėl to, kad trūksta nuoseklumo ir disciplinos. Tie reabilitacijos pratimai yra labai neįdomus, labai paprasti. Juos reikia kartoti daug kartų ir reikia kartoti labai ilgai, daug ilgiau negu jūs norėtumėt ir negu jūs galvojot iš pradžių, kad reikės. Plius pagerėjimas jis irgi nėra taip tolygiai, kad man šiandien geriau negu vakar, o rytoj bus geriau negu šiandien. Būna gerų dienų, būna, kai atrodo viskas atkrenta ir čia gal aš kažką susigadinau. Žodžiu, ten irgi kyla daug visokių baimių ir taip toliau. Ir reikia daug disciplinos, daug motyvacijos. Labai būtų gerai, jeigu galėtumėt su terapeutu apie tai kalbėti irgi. Ir apie savo jausmus irgi, nes tai yra svarbu. Taip, tada yra vascularization, tai aktyvi kraujotaka. Čia yra truputėlį su tuo, kad nereikia visiško poilsio, nes vėlgi, kas nedraudžiama, tas leidžiama. Jūs nejudinat to, ko negalima judinti, o visą kitą jūs galite judinti. Ir netgi, jeigu, pavyzdžiui, kažkokia trauma didesnė ir ilgesniam laikui jūs išjungia iš savo mylimo sporto, tai jūs galite net išsikelti kažkokių tikslų, kitoj srity. Nežinau, vaikščioti, bėgioti, dar kažką. Nes tai ir psichologiškai padeda, bet padeda ir fiziologiškai, nes suaktyvėjus kraujotaka, geresnis maitinimas, daugiau deguonies ir visi audiniai tada geriau gyja. Tame tarpe ir tas jūsų pažeistas audinys.
Tada yra labai įdomus toks reiškinys ištyrinėtas. Aš nelabai sugalvojau, kaip jį lietuviškai išversti, nelabai radau tokio termino cross education. Bet čia turima omeny, jį tyrė ir sporte su sveikais asmenimis, ir reabilitacijoje su asmenim po traumos. Kaip pavyzdžiui, treniruojant vien tik tai kojas, vyksta rankose taip pat ir jėgos padidėjimas, ir raumens gali augimas vykti. Žodžiu, dėl to. Tada su po traumos asmenimis tai buvo, kai viena ranka imobilizuota, o kita sveika, ir pratimai atliekami tik tai sveikąja ranka, bet raumenų atrofija yra stabdoma ir toje imobilizuotoje rankoje. Nėra gal taip, kad visiškai tu sustabdai, neįmanoma, bet jinai yra gerokai sumažinama. Tai, žodžiu, tai irgi yra labai svarbu tą daryti, ir netgi galima prisiminti tokią paprastą priemonę kaip vizualizacija. Ją ir šiaip rekomenduoja laipiotojam naudoti, nes tu negali tiek daug lipti. Ir šiaip yra naudinga vizualizacija, tai tiesiog įsivaizduoti judesius, kuriuos tu atlieki. Šitą galima daryti ir imobilizuotai galūniai. Nes raumuo vis tiek yra aktyvinamas, net kai jūs vien tik tai galvojate apie judesį, kai judesį atliekate tik mintise. Tai ir šitas yra saugu, jūs jį gali daryti ir jis yra naudingas. Ir galiausiai paskutinė dalis, tai exercise, gydomieji pratimai pažeistai kūno daliai, kurie turėtų atstatyti funkciją. Yra apribojimų, ta prasme, kad krūvis, pratimai, kartais reikia absoliučios ramybės pažeistai galūniai. Tai čia pirmiausia, kai mes kalbam apie paauglius ir jaunuolius, kuriem yra pažeistas kaulas prie augimo plokštelės, ten yra būtina visiška ramybė. Ir aišku, jeigu yra kaulų lūžis, kažkoks tai išnirimas su raiščių plyšimais, ten, kur mums reikia, kad priaugtų, suaugtų atgal, bet tada jau paprastai jums deda gipsą arba įtvarą ir gydytojas pasako, kiek laiko nebus galima krauti ir judinti tos galūnės. Kitais atvejais su pratimais, jums paskiria pratimus, jūs juos darot. Dabar atsitinka kartais problemų dėl labai didelio informacijos prieinamumo ir gausos. Jūsų terapeutas paskyrė pratimų programą, jūs jos pradėjote daryti. Bet po kelių dienų internete radot tai pačiai problemai kitą pratimų programą. Ir gal fainesnė. Ir tada jūs darot tą kitą. O tada dar draugas pasakė, kad jisai irgi turėjo tokią problemą ir jam padėjo tokie pratimai. Ir tada jūs metatės prie tų trečių. Bet jūs žinot, kaip ir treniruotės, jeigu jūs protokolus šokinėjat nuo vieno prie kito, tai jokio rezultato nebus. Tai taip ir čia. Ir to rezultato nebus ir jūs net neturėsit atskaitos taško. Nes jeigu jūs darot vieną pratimą, tai jūs matot, šiandien padariau 3 pakartojimus, rytoj padariau 5. Tai jau matot tą progresą. Arba šiandien darau su 1 kilogramu svareliu, o ten po kelių dienų jau galiu 2 kilogramus pakelt. Ir kai matot progresą, tada jūsų ta motyvacija irgi visai kitokia yra. Tai būtų gerai, kai jau gaunat kažkokią programą, tai pabūt nuoseklių ir ištikimų tai programai bent porą savaičių. Jeigu negerėja, tai aišku, tada reikia ieškoti kažko kito, bet duokit šansą. Šitaip yra su tuo, kaip reikia elgtis po traumų, ir mes aptarėm ūmias traumas. O dabar, tai šita dalis mums reikalinga po ūmios traumos, šita dalis mums tinka visais atvejais. Taip, o dabar yra ta kita didžiulė grupė traumų, perkrovos traumos, kur dažniausiai sumuojasi. Tai yra ta laki frazė: per daug, per greitai, per dažnai, su per mažai poilsio. Čia mes kalbame apie tą krūvio menedžmentą. Priežastis ir pradžios laikas ne visada aišku. Gali būti, kad kad tos mikrotraumos sumuojasi ir paskui pasireiškia kažkokiu ūmiu įvykiu, bet labai dažnai būna, kad žmogus sako, man skauda alkūnę, kiek laiko tau ją skauda, nežinau, gal jau 2 savaitės, gal mėnesį, nes pradžia buvo neryški ir tas skausmas pamažėlė vystėsi ir ryškėjo. Taip, tai pagrindinė priežastis yra nesubalansuotas krūvis ir pasikartojantis judesiai. Tai bet koks sportas arba profesija, kurie reikalauja kartoti tą patį judesį, kaip prie konvejerio pavyzdžiui, arba būti toj vadinamoj priverstiniai padėti kažkokioj ilgą laiką. Labai dažnai mes patys suteikiam savo tas priverstinės padėtis visiškai nepriversti. Jie aišku, kad jie apkrauna tam tikras struktūras daugiau negu kitas ir dėl to jos gali būti pažeistos. Tai laipiojimo sportas, aišku, tuo yra fainas, kad jame yra labai didelė judesių įvairovė, palyginus su bėgimu, tarkim, ar ne, kur visą laiką kartojasi tas pats,
yra ciklinis judesys, tai laipiojimas yra aciklinis. Ten yra įvairovė didelė, bet vis tiek mes turime didelius krūvius pirštam, kas yra nebūdinga, netipiška ir šiaip iš gamtos mums ne visai taip skirta pirštai tam dirbti. Ir aišku, kad mes daugiau darom prisitraukimo judesių negu atsistumimo, tai todėl irgi vis tiek tą pasikartojančių judesių krūvį mes sukaupėme. Taip, tai jeigu viena priežastis yra nesubalansuotas krūvis, tai kita priežastis yra neoptimalus atsistatymas. Tai miegas nepakankamas, mityba neadekvati, stresas didelis. Kitaip tariant, kai stresas viršija jūsų kūno galimybės adaptuotis. Tada treniruotė nebeneša naudą, nebestiprina jūs, o pradeda žaloti. Ir paprastai perkrovos traumos pažeidžia minkštuosius audinius, sausgyslės, raumenis, raiščius, sąnarius galima sakyti, sąnariai susidėvi irgi dėl perkrovos traumų. Bet stresiniai lūžiai taip pat yra priskiriami perkrovos traumoms. Ir jos gali pasireikšti ir kaip uždegimas, ir kaip degeneraciniai pokyčiai. Tai aš dabar norėčiau tą skirtumą su jumis aptarti nuo uždegimo iki degeneracinių pokyčių, galbūt per sausgyslių pavyzdį. Sausgyslės yra toks audinys, kuris dažnai pas laipiotojus yra pažeidžiamas. Tendinitas. Jeigu yra galūnė itas, tai paprastai visada kalbame apie aktyvų uždegimą, jums ten kokią diagnozę parašys, artritas, bursitas, miozitas, tai čia bus apie uždegimą. Jeigu ozė, tada labiau turėsim degeneracinius pokyčius, kaip artrozė, tai yra sąnarių susidėvėjimas, tendinozė yra sausgyslės degeneraciniai pokyčiai. O tendinopatija toks bendrinis terminas apie patologijas sausgyslių. Taip, apie uždegimus mes nemažai pakalbėjom, bet jos sukelia ir mikrotraumos dėl pasikartojančių judesių. Jiems būdingas aštrus skausmas ir yra tas, čia ne fenomenas, bet jeigu jūs judinsit uždegimo apimtą galūnę, tai jums nepagerės. Jums greičiausiai skausmas pradės didėti nuo to, kad jūs ją judinsite. Ir sausgyslių atveju gali trukti 2-3 dienas, bet gali užtrukti iki 2-3 savaičių, jeigu sausgyslė negauna tinkamai atsistatyti. Galbūt jūs jai nedavėt poilsio pradžioj, kai to reikėjo, bet čia yra dar krūva visokių faktorių, kurie gali įtakoti tai, kad jūsų ūmus uždegimas nesibaigia pasveikimu, o perėjo į lėtinį, užsitęsė ir išsivyniojo ten paskui ilgą istoriją. Tai čia pirmiausia galima paminėti gyvenimo būdą, kaip jūs miegat, kaip jūs valgot, kiek vandens geriat, rūkymas. Yra chirurgų, kurie atsisako operuoti sausgyslės, išskyrus emergency situacijas, bet atsisako daryti operacijas su sausgyslėm rūkantiem asmenim dėl to, kad negyja. Gyjimas yra toks prastas, kad neapsimoka daryti operacijos. Gali turėti įtakos autoimuniniai dalykai, kažkokios gretutinės ligos. Ir taip pat dar kažkas, ko mokslas nežino. Kartais net neaišku, kodėl tas uždegimas nesibaigia tinkamai, kaip turėjo baigtis. Gali pereiti į lėtinį ir lėtinis uždegimas gali baigtis degeneraciniais pokyčiais. Jie yra tokie kaip pasekmė. Bet degeneraciniai pokyčiai gali vykti ir be jokio uždegimo prieš tai buvusio ir netgi be jokių simptomų. Jie gali vykti labai tyliai ir ramiai. Tai patys degeneraciniai pokyčiai sausgyslės atveju tai yra kolageno skaidulų ir struktūros pokyčiai, tai yra jau ten gali būti tokie plyšimai, pažaida struktūrinė. Jiem yra būdingas maudžiantis ir bukas skausmas ir labai būdinga yra, kad ateina žmogus, jam skauda kelį ar nugarą, bet jisai padarė apšilimą, praėjo, gali lipti, treniruotis ir būna paskui vėluojantis skausmo atsakas, kai per 24 valandas tas skausmas gali sugrįžti arba netgi būti ir didesnis, jeigu krūvis buvo didelis. Ir tai trunka ilgiau. Dabar su tais degeneraciniais pokyčiais tai yra taip. Jeigu tikriausiai padarytų mūsų stuburo nuotraukas visų čia esančių, tai visi, kuriem jau ne 18, tai taip tikėtina, kad ten jau kažkokių pokyčių būtų galima pamatyti nuotraukoje. Ir sakoma, kad visas nugaras, visus stuburus galima suskirstyti į 4 kategorijas. Tai pirmas, kurie neturi degeneracinių pokyčių ir jiem neskauda nugaros. Antras, kurie neturi degeneracinių pokyčių, bet jiems skauda nugaras. Trečias, kurie turi degeneracinių pokyčių, bet jiem neskauda nugaras. Ir ketvirtas, kurie turi ir pokyčių ir jiems skauda. Mums nuotraukos ir MRT jos rodo objektyvų vaizdą, bet iš tikrųjų nieko nepasako apie to žmogaus gyvenimą, apie tai, ką jis jaučia. Ir tai nėra lygu
funkcijos arba galimybių sumažėjimui tie degeneraciniai pokyčiai. Ir jie yra mūsų visų likimas. Laikas eina ir mes savo kūnus dėvim ir sudėvim. Bet reikia turėti omeny, kad tie degeneraciniai pokyčiai tai nereiškia, kad mes prarandam savo galimybės ir funkciją. Tai ir aš čia noriu truputį tokią optimizmo gaidelę prie tų degeneracinių pokyčių pridėti. Tai Tyleris Nelsonas, kuris yra ir treneris, ir kineziterapeutas, apžvelgia tokį tyrimą, ne jo paties atliktą, bet jisai jį pristato, apie rotatorių manžetės pažeidimus. Rotatorių manžetė tai yra tokie 4 raumenys aplink mentę, kurie tvirtinasi prie žastikaulio, padeda atlikti tam tikrus judesius ir stabilizuoja žastikaulio galvą. Ir jie susijungia į tokią sausgyslinę struktūrą, kuri netgi turėdama didelių struktūrinių pažeidimų gali nebūtinai sutrikdyti jūsų funkciją, nes sistema labai gražiai gali kompensuoti. Ir pavyzdžiui, elitiniai sportininkai, turėdami didelių plyšimų rotatorių manžetį, vis dar gali pasiekti ten labai gerų rezultatų, elitinių rezultatų pasiekti savo sporte. Reabilitacijos rezultatai gali prilygti operacijai praktiškai net tada, kai yra dideli plyšimai, išskyrus jaunus atletus, kuriems vis dėlto jau būtų rekomenduojama operacija. Ir po operacijos yra iki 30–40% tikėtinas pakartotinis plyšimas. Dėl to po jos vis tiek reikia atlikti tokią pat reabilitaciją, kaip ir nedarant operacijos. Tam, kad rezultatai būtų geresni. Dar yra įdomu, kad tie žmonės, kurie kreipiasi dėl peties skausmo ir jiem padaro MRT, tai randa pažeidimus abiejose pečiuose, bet jiems skauda tai tik vieną, kito neskauda, nors jame irgi yra pažeidimai. Ir todėl mes turime suprasti, kad gydome ne nuotrauką, mes gydome žmogų su jo simptomais ir su jo poreikiais, ko jam reikia, ką jam atstatyti reikia. Ir mūsų tikslas nėra išgydyti pažeidimą, mes degeneracinių pokyčių jau nebesugydysim. Čia ne tas atvejis, kai ūmios traumos metu lūžo kaulas ir jisai suauga. Šitų mes nelabai įtakosim, bet ką mes galim padaryti, tai mes galime žmogui grąžinti pasitikėjimą, galim grąžinti jėgą ir pajėgumą ir svarbiausia atstatyti funkciją. Tai vat su šita optimistinė tokia natele prieš neišvengiamą likimą aš norėčiau šiandienos tą teorinę dalį baigti. Koks čia planas yra dabar dėl tos praktinės dalies. Nes idėja dabar yra tokia, kad mes apšylame 15 minučių, tada dar 10 minučių ant sienos ir tada jums reikėtų susiskirstyti po 2, pasimti savo telefonus ir lipti sunkias trasas, labai sunkias trasas. Trasų pralipti nereikia, bet reikia, kad judesiai būtų tokie sunkus, kad jie išprovokuotų visas jūsų kompensacijas, visus šablonus, kurie tik tai gali išlysti laipiojime. Tam skiriam apie valandą. Ir reiškia, jūsų telefone, tada jūs lipat pakaitom, vienas kitą filmuojat ir jūsų telefone atsirandat jūs, lipantis įvairias trasas. Tada po tos valandos mes vėl susirenkam čia ir aš jums išdalinsiu tokius kaip klausimynus ir truputėlį aptarsim, ką reikės stebėti toje medžiagoje ir paskui jūs netgi išeisite ir aš siūlau dar visą kitą savaitę, iki kito užsiėmimo, toliau filmuoti save per treniruotės, per laisvą laipiojimą, sukaupti daugiau tos medžiagos ir pabandyti ją pasianalizuoti. Tai pirmiausia reikia pasakyti, kad savaime joks laipiojimo judesys nėra nei geras, nei blogas. Jis arba padeda pasiekti tikslą, arba ne. Aišku, vieni yra efektyvesni, kiti mažiau efektyvūs, dėl to laipiotojai ir mokosi technikos, kadangi dėl to gali efektyviau lipti ir mažiau energijos sunaudoti. Bet problema yra ta, kad pasikartojantis judesiai vargina tam tikras, tas pačias visą laiką struktūras ir gali veikti žalojančiai. Tai dabar, kai jūs analizuosite savo video, tai žiūrėkit, jeigu jūs ten pamatysit, kad vieną kartą pas jūs yra viščiuko sparnai, tai viskas yra tvarkoj. Nes, kai yra sunku, tai atsitinka tokie dalykai. Esmė yra, kad jeigu jūs pastebite, jog visada sunkioje situacijoje jūs mėgstate tam tikrus šablonus, tam tikri dalykai kartojasi, yra tam tikras stilius užstrigęs, tada mes jau galime kreipti dėmesį, nes tada tai jau gali vesti ir prie problemų. Nebūtinai, bet gali. Ir gali būti, kad analizuodami savo video jūs nerasit jokių šablonų pas save.
Taip, tai pirmas, statiškai ir dinamiškai, čia viskas aišku. Vienas laipiotojas mėgsta dinaminius judesius, šuolius, kitas lipa labai atsargiai, labai lėtai, labai statiškai. Na tai aišku, kad tas dinamiškas laipiotojas labiau apkrauna savo ypač viršutinės kūno dalies struktūras, o statiškas laipiotojas labai ilgai būna tam tikrose pozicijose. Greitis ir ritmas. Gali būti sunku ant boulderio problemų pastebėti, gali būti, kad ant aukštų trasų šitas geriau matytųsi, bet vėlgi vieni linkę lipti greitai, kiti linkę lipti lėtai ir taip pat pačios trasos kartais reikalauja. Na, ant slebo, ant kažkokios tai labai tokios pusiausvyros trasos tu greitai niekada nepalipsi. Ir yra esmė, kiek laipiotojas gali efektyviai kaitalioti savo greitį. Kiek jisai gali lipti greitai, kai trasa to reikalauja, arba lėtai ir taip atsiranda ritmas. Tai šitą galima apie save bandyti suprasti, kas jums būdinga. Tada kojų kybiai, tikslumas ir preciziškumas. Būna tokių laipiotojų, kurie užmeta akį kybio kryptim ir tada ten spiria su koja. Ten pataiko, nepataiko, kelis kartus deda, nuslysta nuo kybio koja. Gali būti, kad nepadeda ant optimaliausios kybio vietos, ta prasme, ne pačią geriausią kybio vietą išsirenka, arba ne pačią geriausią pėdos dalimi pastato. Tai nauji laipiotojai, kurie tik pradeda laipioti, irgi dažnai mėgsta dėti tik tai va taip šonu ir taip užsirakina, nebeturi galimybės pasisukti. Kojų kybių tikslumas, nes jeigu yra prasta kojų technika, tai aišku, kad vargsta viršutinė kūno dalis labiau. Dabar rankų kybiai. Jo, yra neapsisprendimas, kurį kybį imt, tapšnojimas. Jis labiausiai išryškėja ant uolų nuvažiavus, kai žmogus negali patikėti, aha, ir tas blogas, ir tas blogas. Kartais būna irgi aukštas trasas lipant, irgi gal labiau matoma. Arba yra tapšnojamas kybis, nes paimama irgi netiksliai, ne geriausia kybio vieta, o yra tapšnojama ir ieškoma, kelis kartus pasitaisoma. Tai išeikvoja daug energijos. Ir yra dar vienas toks įdomus įprotis, kurį net elitiniai laipiotojai gali varžybose matyti labai dažnai daro, paima kybį ir tokie būna 2-3 trūktelėjimai. Jie kaip ir, nežinau, yra kaip įprotis toksai, nes jie kaip ir naudos jokios neduoda, ten net niekas nepasitaisoma. Bet kiekvienas šitoks trūktelėjimas, taip sakant, šoklaudina visą pasyvias struktūras ir sistemą be reikalo, papildomai, be to, kad tu ir taip krauni. 5. Įtampa ir kvėpavimo sulaikymas. Tai šitą filmuojant galima pamatyti, jeigu laipiotojas taip suspaudžia lūpas, arba jeigu nušoka nuo trasos visiškai uždusęs ir ten dvėsuoja. Tai aš ant savęs pastebėjau, kad palipus sunkias trasas, man skauda žandikaulius. Ir tada aš pradėjau sekti ir supratau, kad aš labai sukandu dantis, kai man yra sunku. Tai visi šitie dalykai, jie sukuria įtampą nereikalingose raumenyse, kas eikvoja energiją be reikalo. Ir plus tada, kai mūsų raumenim reikia daugiausia deguonies, mes sulaikom kvėpavimą ir atimam iš jo tą galimybę. 6. Pėdos padėti sienos atžvilgiu, vidinis ar išorinis kraštas. Vieni yra varliukai ir mėgsta lipti taip. Kiti lipa labiau naudodami išorinį pėdos kraštą ir labai dažnai sukioja klubus, mėgsta kryžiuoti kojas arba tą backstepą daro. Aš galvau, kad nesu mačius tokio laipiotojo, bet paskui kaip tik ant aukštos sienos pamačiau vaikiną, kuris visą trasą taip ir pralipo. Ir ne kartą neatvėrė klubų. Tai vėl mes suprantam, kad jeigu tu visą laiką atveri taip, tai vienos struktūros vargsta, jeigu tu visą laiką sukioji nugarą, dubenį, tai vargsta kitos struktūros. Dabar 7. toks jo įdomesnis, flagging versus non-flagging. Visi žino, kas yra flago manevras, taip? Žino. Tai arba, kai tu stovi vieną koją ant kybio ir sieki su ranka, tai arba koją už nugaros dedi, arba į šoną taip siekdamas. Vėlgi, šiaip tai labai naudingas manevras, labai reikalingas. Bet jisai yra tu esi mažiau stabilioj pozicijoje ir daugiau energijos eikvoji. Tai tiesiog, kad tai netaptų perteklinai naudojama technika. Nes ne vien toks techninis elementas yra. 8. Kempusintojas. Viskas aišku. Jėga generuojama iš viršutinės kūno dalies, kojų technika bele kokias, viskas yra prisitraukinėjama iš rankų. Viskas aišku, kas vargsta, bicepsai, pečiai ir visa kita. 9. Įdomesnis, aukštalipys. Gal labiau būdinga merginom arba žmonėm mažesnio ūgio ir turintiem gerą mobilumą. Tai yra visi aukštas žingsnis, daug hilhukų ir dropny,
kurie savaime yra žiauriai geri technikos elementai ir mes visada stengiamės generuoti jėgą iš kojų, šiaip jau labai naudinga. Jeigu tuo piknaudžiaujama, nes viršutinė kūno dalis tikriausiai silpnesnė yra, tai tada labai vargsta lenkėjai klubų ir visos šitos sąnarinės struktūros raiščiai irgi taip pat labai vargsta. Ir paskutiniai nuo 10 tai yra parodyta ir nuotraukose. Pavyzdžiui, aukštai sukilę pečiai kaip ten, tokios pozicijos, arba va tie viščiuko sparnai, kurie dažniausiai kartu eina ir su to 14 riešo hiperekstenzija. Ta prasme, kad čia biomechaniškai, kai mums pasidaro sunku, mūsų alkūnės eina truputį atgal ir į šoną, riešas tiesiasi ir šitaip mes tarsi užrakinam savo tą krimpo poziciją. Tai kai sunku, retkarčiais taip pasidarys automatiškai, net nepajusit. Bet jeigu jūs savo medžiagoje pastebėsit, kad kiekvieną sunkią trasą lipat taip, tai yra didelė problema, kuri eina visur. Čia ir petys, ir alkūnė, ir riešas, ir pirštai. Čia gali pažeidimai jau būti visur. Jo, čia šitam lape nepaminėtas, bet yra tas laipiotojo kaklas, kai pečiai gunkteli į priekį, o kaklas yra hiperekstenzijoje, tai jau nuo to tai tikrai labai skauda kaklą. Ir dar į ką atkreipti dėmesį, laikant kibį sulenktas riešas. Vėlgi bus tokių formų, tokių slaupų, kurių kitaip ir nepalaikysi, bet jeigu tai yra jūsų stilius, jūs renkatės tokias trasas pastoviai, tokius kibius pastoviai, tai yra didelis krūvis riešo struktūrom. Tai va, tai daugmaž yra tokie judesiai, kuriuos vertėtų pastebėti. Filmuokitės būtinai ir daugiau per ateinančią savaitę, nes šita medžiaga jums pravers viskam. Tai prasme, jūs ir savo klaidas pamatysit ir kartais tu galvoji, kad darai vienokį judesį, o iš šono pamatai, kad jis atrodo visai kitaip. Ir netgi, jeigu jūs nueisite pas kokį gydytoją ortopedą ar kineziterapeutą, kuris nežino apie laipiojimo sportą, bet jūs galėsit parodyti, kad va tokį judesį darant man skauda. Tai jums irgi ta medžiaga dar pravers. Tai būtų tiek.